girdėjot? Kažką girdėjot? Kas čia griaudėjo? Gal žinot, kas griaudėjo? Griaustinis. O po griaustinio prikapsėjo gražių lietaus lašelių. Ir kas mes tokie esam? Mes lietaus lašeliai. Nu, neišgirdu, gal garsiau pasakyti. Mes lietaus lašeliai. Mes šiandien, vaikai, ne tik gaudysim visi mažus lietaus lašelius, bet ir glausim juos prie širdelės. O dabar, vaikai, susirinkom tai vienu labai svarbių klausimų pasikalbėti. Žinokit, reikia labai tą vandenėlį taupyti. Todėl kartu, jeigu vandenį taupai, tai labai gerai darai. O dabar Jonukas kažką pasakys. Gal aukštai? Vanduo gyvybės šaltinis. Ar teisingai, vaikai? Be vandenėlio nebūtų gyvybės. Reikia ir žmogui, ir medžiui, ir kiškučiui, visiems. Skaisti lašelis mūsų gražus pasakys. Vanduo švaros šaltinis. Ar teisingai, vaikai? Reikia plautis rankytes su vandenėliu, reikia skalbti rūbelius, ką dar reikia padaryti. Plauti grindis, be vandens šito mes nepadarytume. Pats įdomiausias. Štai padėjus šaltinį. Turbūt pats smagiausias pramogus vaikam vandenį. Na ir Neilas parodysiu patinka vaikai skaičių. Koks skaičius? Sakyk. Ar teisingai pasakė? O žinot, kodėl šiandien rodom 7? Todėl vaikai, kad mūsų Lietuvoje lietus lyja, labai ir šiandien lyja, ar ne? Todėl, kad Lietuvoje mes vandens vaikai, tai parodom vaikai, turim vandens 7 kartus daugiau, negu mes jo sunaudojam. Įsivaizduojat, kokie mes turtingi? O ten kažkur toli Afrikoje, jeigu čia neturi vandenėlio. Vandenėlis aukso vertės, todėl labai vandenį reikia taupyti. O dabar vaikai, pažiūrėkit, aš atsinešiau visą kibirą. Gal galvojat, gal kas nors žino, kodėl aš su kibiru atėjau šiandien? Tai aš ir papasakosiu, kodėl aš atėjau su kibiru. Kartais mes plaudami rankytes visą laiką paliekam biškai tapsantį vandenį, ar ne? Va šitai. Palieka tapsantį vandenį. Nu, kartais palieka, bet reikia dėl to labai saugoti. Ir jeigu per naktį mes tai paliksim kapsinti, visas kibiras prikapsės. Ir vandenukas nukeliaus kažin kur. Ir negalėsim pasidžiaugti tuo vandenuku, nei atsigerti, nei gėlytes palieti. Tai todėl ką reikia vandenuką taupyti ir šitaip nepalikti kranų. Ar darželį vaikai taupysim vandenį? Nepaliksit krano atsukto? Šaunuoliai. O dabar vaikai jūsų laukia truputį trumpas konkursas, už kurį gausit, jeigu atspėsit po lašelį. Gerai? Na ir Jonukas lašelis turi tokį klausimą. Skrenda, bet žemė nenusileidžia. Kas? Šaunuoliai, kas atspėjo pirmą, matau tą mergaitę? Debesis. Aš tą mergaitę. Na, šaunuolį nuspirni. Ir dabar dar viena mergaitė pasakys jums mįslę, gal atspėsit? Eina, bet niekai nesustoja. Kas? Kur vanduo teka? Šaunuoliai. Na, o dabar gana kalbų vaikai, dabar lašeliai noriu jums parodyti, kaip jie gražiai kapsi iš dangaus ir kaip reikia tos lašelius gaudyti. Gerai? Paklausyti muzikos.
Visi rodom vaikai. Ir paskutinį kartą vaikai. Lašeliai, lašeliai, barbena į langą, barbena į stogą, lyja lietus. Lašeliai, lašeliai.